Kaip gerai, kad čia atvykom. Eik tu savo vandenėlį. Okay. Žiūrėk, jau spyko, ne? Mačiau, kad buvai pasisukęs. You just lost your phone, yeah? Tai aš tikrai neimsiu, žinau, kad nuotraukyčių istorikų nebus. Va, žiūrėk, neša. Neša. Ei, nustatau telefoną. Ir į krūmus. Ką, nukeliavom šiek tiek toliau. Viešbučio valandos kelią turėjom. Link kur, pasakai, gal? Jau Uluvato. Uluvato. Čia yra, kaip suprantu, ir tokia viena iš tų, kaip ten sakė, 7 šventyklų. 6 pagrindinių kažkokių balio šventyklų. Tai viena yra būtent Uluvato dalyje. Tai čia atvykom, pasižiūrėsim, kaip atrodo šitas pakraštys. Nes šiaip kaip ir visai atrodo netoli esam, bet, kadangi kamščiai labai dideli, keliai irgi atitinkami, tai, taip ilgokai važiavome. Čia vos ne piečiausias, beveik turbūt balio, turbūt toks kaip taškas ir, kaip suprantu, čia, aišku, galėsiu nuvaryti, yra ir tie paplūdimiai, kurie turėtų šiek tiek irgi kitaip atrodyti. Tai matysim. Reikia šiek tiek ir toliau nuo viešbučio kraštinės nukeliauti, einu pasižiūrėti. Tik labai keista, gal kas žmonių nėra beveik čia. Tai arba per anksti dar jiem, arba nežinau, pažiūrėsim. Aprengė. Okay. Thank you. Vyrų čia irgi neišimtis, reikia ir jiems užsidėti. Nu ką, einam žiūrėti, ką mes pamatysim, kaip prasieisim. Bet šiaip labai tiesiog įdomu irgi pamatyti, nes labai daug ir žmonių vyksta būtent į Uluvato vietą. Tai šiaip labai įdomu apskritai, taip, kad ir pravažiuoti, kad ir tą pusdienį, bet pasižiūrėti tiek pravažiuojant, tiek aplankant tam tikras vietas ir įsivertinti, kaip tas balis atrodo ir galbūt kitą kartą galima taip ir išsirinkti, kur norėtumėm grįžti, kur labiau patiks, nes atrodo skaitai, tai net nežinai kitą kartą, kur pasirinkti ir kur apsistoti ilgesniam laikui, nes ir ten vieni rašo, kad gerai, ir ten. Tai tas toksai susipažinimui, atrodo, norėtųsi visur apžiūrėti, aplakstyti, žinai, ir tada išsirinkti, kur ir pakrantė fainiausia, ir tinkamiausia ir panašiai. Ja. Prieš vykstant man kažkaip vienintelė, kas dažniausiai girdėdavo, tai ubudas ir mes, aišku, irgi aplankysime. Autentiškiausia ten, sako. Bet aišku, kadangi balis irgi nėra visai jau toks mažas, tai įdomu pasižiūrėti visur. Man tai čia visai toks gražus, kaip lengvas parkelis, bet visur kažkodėl mėšlo kvapą jaučiu, nežinau nuo ko jis. Čia yra kažkokių gyvuliukų, ar čia, nežinau, kaip trąšom irgi naudoja mėšlą, bet... Bet žinok, man šitas labiau patinka kvapas negu tas, kur mes kai važiavom. Negu mašinai, tai... Eina savo takso. Jo, kai kurie... Tikrai labai sunkiai. Labai daug... Kartais, bet va tas ir yra, kai valandos turi maršrutą. Tikrai nepasakysiu taksi turbūt, kad atšaukiu, nes mirda, bet... Nes, tiesiog paskui apsiprantis tas marvė. Jo, dabar mes iš tikrųjų. Mes tos pačios marvės. Bet pradžioje žiauriai, nors tikrai labai daug, bent jau kitos Azijos šalyse netgi stebino, kad taip kvepia mašinos taksuose, kaip tikrai tvarkingai, netgi Vilniui klausimas, nesusidūrus, aš kad labai ten blogai būtų, bet man net čia buvo toks įspūdis, labiau jos iščistintos visos. Ir mano jau akis jo užkliuvo iš karto beženikės. Kiek jų daug. Ir kiek Gabrielė man pasakojo, kad jos čia labai netgi gali būti nagliakės. Reikia stipriai saugoti daiktus ir daug kiek jų čia eina savo. Pamatysi to iš arčiau. Jo, kad net aš, pavyzdžiui, skaičiau, kad sako, atima akinius, atima daiktus ir tai gali apsimainyti su maistu. Tai aš net paėmiau riešutą. Aš nežinau, ar tiesa, bet sakė, kad tu atgausi daiktą tada, kada jau tu duosi jiems kažkokį maistą. O klausimas, vidinė kišelė įdėjo mano riešutus, kad nebūtų, kad ten kažkur. Labas. Aš tau nieko netrukdysiu, tik atėjau pasisveikinti ir... Matau, kad čia labai fainai sėdi. Ką matai gero? Bet čia toks filosofas sėdi. Visiškai. Į vieną tašką. Net nekreipi dėmesio į mane. Geras, bet kaip gražiai atrodo, wow. Gerulis. Visi. Visus žiūrėk į vieną krūvą. Bet nėra, kol kas, žinai, va to
labai fainai, nes mes tiesiog einam, tai tiesiog jūs eikit ir mes čia savo gyvenimą gyvenam. Taip. Nepradėjo atakuoti mūsų, žinai. Jo, eik, tu savo, kaip ten gražu irgi galėsim nueiti, bet labai fainai. Kaip gražiai atsiveria. Wow. Einam dar į viršų. Wow, kaip gerai. O ne? Kaip gerai, kad čia atvykom. Man čia tokia, žinai, nežinau, kas matė Sostų karus, tai primena tos pilys ir visą kitą. Bet labai, varome į šitą pusę, paskui kitą. Pažiūrėk jau ten ant kelio, žiūrėk jau grumėsi. Bet čia visiškai jų kaip obuolių prikritę. Išvirtė vieni, kas ką veikia, mažiukų daug. Bet tu pasižiūrėk, kiek jų daug. Eik tu savo. Kaip taip įmanoma? Kokios ramekės. Jo, tu. O čia ten mažiukas užlipęs, ne? Nu, žiūri, prašau. Koks gerulis. Vėlia kaip kitą. Tai nužiūrėk, oi, mažiukė pas tave, gal ne? Pralikė. Tas aktyviausias, tas medį. Ok. Žiūrėk, jau supyko, ne? Kažką, tas mažiukas kažką ant manęs varė ir tada jau ir ta didžioji sako, mano mažiukai nepatinka. Taip, gerai. Tai viskas. Ok, atsiprašom, mes išeinam. Nes šiaip gražiai tvarkingai spėjo, tiesiog parodė dantis ir viskas. Okay. Nes ten mamytė gal? Gerai. Mes supratom visus ženklus, kad jau mums laikas eiti. Bet šiaip labai galiu pasakyti tvarkingai, žinai. Tvarkingai. Aišku, aš toks... Kapsta, žiūrėk. Ta sekundė, kai, žinai, mažiukas pranešė ir pradėjo tėvelis ant mane, žinai, aš galvoju, gerai. Kai mažiukas dar sakė, žinai, jis dar ramus buvo, bet kai tėvelis... Jau supratau, kad čia gali tėvelis, žinai, visus sukviesti ir sakyti, kad... O čia jų daug. Kaip jos reikia pavadinti? Šventi altorėliai tokie. Ja. Ir matosi, kad beždžionės nekreipė tai dėmesio ir jau vietinis darbuotojas, jos biški vaikas, sako, o šitas va vėl toliau grįžo. Sako, okei, pasižiūrė, ir toliau, ir tai vėl. Ir žiūrėk, viena prie tavęs, apačioj. Siaubūnės, jos mažos. Pažiūrėk, atsidarys dar. Reikės ir ten. Bet gal dar ten einam prie šventyklos pačios, o ne gal aplinkui pamatysim kažkokias apeigas. Galim, čia labai gražus vaizdas. Bet čia taip pasakiškas. Aš taip džiaugiuosi, kad čia atvažiavom. O dar vykstant galvoju, ar čia lėkti ant tų staigių greitų, žinai. Jo, nes, kai vykom su taksi, žiūrėjom tuos vaizdus, tai jie neatrodė kažkokie labai gražus, įspūdingi, tiesiog paprasti. Bet va čia jau šitam užkampį gerai atrodo. Jėta. Nu tobula. Noriu aš Aš noriu dar nueiti pasižiūrėti. Aš irgi norėsiu, nes iš čia labai gražiai atrodo. Wow. Žiauriai kieta ir kaip gražiai žydi ir gėlė. Eik tu savo vandenėlis. Tokia galybė, ne? Tas net tobula. Jau ten nesinorėčiau maudytis. Čia būtų šakės. Vieną ar paskutinį kartą įsimaudytumėt, jeigu norėtų. Tas kardis, žiūrėk, kaip gerai atrodo. Į pačią šventyklą, patį vidų net įeiti negalima buvo, o yra tiesiog toks takas, prasiėjimas aplink visur su gražiais vaizdais, tai šiaip irgi kas yra labai nuostabu ir gražu. O jau čia jeigu pasiseka, tai galima tiesiog per tarpą pastebėti, kaip vyksta aukojimai, kaip vyksta visi tie ritualai jų. Bet tai mes pamatėm tik tai labai menkų kraštelių, kai jau visi žmonės tiesiog išeidinėjo iš tai. Bet nieko, čia vis tiek labai čia įspūdingo ir dar žiek draugės laukia. Kaip čia tobulai atrodo. Ir visur mūsų draugės pasitinka. Viena kita krapštinėja, standartinė procedūra.
ten matyti iš žmonių vienų paėmė kažką, nes dabar su gido, su kuriuo eina dvi moterys. Tai gidas iš jų juokėsi, sako, gal dar čia norit prie beždžionių prieiti, sako, jau ne, žinai. Jau viskas jau pašventintos. We have monkeys in India too. I don't want any pictures with them. No, but big one monkey in Bali. Va, taip. Va. Bet tu pasižiūrėk, kaip gražiai čia atrodo, kad visiškai pats pakraštys su tiek daug gražių, žydinčių gėlių, rožinių, raudonų. Ir tas visas vaizdas atsiveria. Eikta. Pasakė. Visiškai tobulai. Tikriausiai tos pačios šventyklos ir yra gražiausias vaizdas, kad kai yra gamtos apsuptyje. Tik matau, kad su gidu, kas eina, ir tos moterys turi, tiek gidas, tiek moteris. Pagaliukus? Pagaliukus jo, kad apsaugotų jaučiu nuo beždžionių. Ir kad aš Vargu, ar tas mažas pagaliukas jam apsaugos. Reikia dar mokėti su jų naudotis, man atrodo, kad jas tiesiog, žinai, virš galvos kurmos ir tiesiog, kaip dažniausiai, žinai, užsimerkia ar bando kažką padaryti. Tiesa. Eikta. Bet bent gal jaučiasi saugiau dabar. Čia tik reikia žiūrėti, nes yra visur šūdukų. Ar ten beždžionikų ar kažko padaryti. Ir tie žiedai, kokie gražus. O mes dar važiuojant šnekam, kad matom visur nudžiūvę, jau kaip ir žalumos ir matosi iš dalies. Žalia, bet kita pusė atrodo visai tokia jau nudžiūvus nuo saulės. O čia net nesitikėjau, kad dar va taip žydės, žinai, ir tiek matysim. Aš tiesiog norėčiau daugiau pafotografuoti, pafilmuoti čia, bet aš bijau išsitraukti, nes kaip ir turim tų riešutų, kurių net nežinau, ar galima būtų duoti, greičiausiai tikrai ne. Bet norint atgauti, žinai, savo daiktus, tai reikėtų kažkaip bandyti. Bet norėčiau pafotografuoti, bet net bijau trauktis, nes paskui rimtai reikės tie riešutai tokia kaip tik panika man padarytų, nes tada sukviestų kitas beždžionės ir visos bandytų dar atimti. Eiktų ir paskui ten masalas būtų. Paskui gautų kokių medžiagų, maisto, žinai, cukraus ir paskui iš visų kaip išprotėjusios. Čia spa procedūra, viena tiesiog stebi tolimesnis, nes ten yra už uolų, tiesiog uolom lipa beždžionės. Kaip jas nebijo. Bet šitą, eik tu savo, čia kokia, čia mamytė gal kokia? Gal, taip čia pakėlė uodegą, dar apžiūrė. Apžiūrė ir visa gera, ten prostata, viskas gerai, ir visi kiti dalykai gerai, ten kailiukas, viską. Ir vabaliukų daug. Žiūrėk, jau išvažiuos. Jau išvažiuos. Ne vietai pastatė motociklą. Jo, reikia dabar aš jau kiekvieną jį stebiu žiūriu, kuris čia galesnė. Per daug į akis nežiūriu ir per daug šito savo filmavimo prietaisą prie jų nededu, kad... O, šitos didesnės, tokios raumeningos. Bet tu pažiūrėk, ant visų, ant šitų, visur. Kas nuo karto stebė dar ir galą mūsų, bet ne, atrodo, nieks neina. Visą savo vietukėse. O, šitas jau biškį artėja toks. Mačiau, kad buvai pasisukęs. Bet dabar apsimeta, kad nieko. Tokį buvo net tokį pribėgimą padaręs, kai sukaus. Šiek tik nusisakau, jau ant kito šoką. Nu, ateik. Ką dabar jau ir apsimetinėja, kad ne. Žinok, dar daug priekį laukia, tai galim tiesiog. Okay. Ką sakė pa? You just lost your phone, yeah? The monkey's stealing it. But they see where's your phone or not? They're hanging it now. Oh my god. Keep trying. Sakė vėl, kaip tik va šviežiai paėmė telefoną. Tai aš tikrai neimsiu, žinau, kad nuotraukyčių storiukų nebus. Ir tikrai neverta. Okay. Nu, ja, Maybe they need some food in change. Yeah, let's try that now. You have some food? The staff tried to help him to get it. Gerai, čia toks dabar pavojingiausias atrodo takas, nes čia ką tik šviežiai vagilės pasidarbavo. Okay. O. Okay. Va, žiūrėk, neša. Neša.
Eina savo su telefonu. iPhone'as ten, neatrodo. Nežinau, žinok, ne. Eik, tas. Ir į krūmus. Ir žiūrėk, visos varo. O. Bet bent nuo uolos nuėjo, žinai. Eina savo. Einam gal. Pasižiūrėjau. Čia dabar mes esame įvykio vietoje, Labai saulė. žiūrėsim, ar pavyks operacija, mobilaus telefono grąžinimas ar ne. Bet matosi, kad jos iš visų kampų ateina ir jų daugėja, realiai. Sa. Bet čia net 3 personalo žmonės ėjo. Pažiūrėk, kokia ta didelė. Nu, Jo, ten visiškai Big Mama. Eik tu savo, bet kiek jų daug. Pirmą kartą jo tik daug vienoje vietoje. Reikia labai atsargiai su to mažiukėm, nes jas gali pasiskūsti. Jau tu dažnai iš patirties. ar ne? Žinau, jo. Bet dabar nulėkė ten tie Čia tik žmonės ir uodega, visi matosi. perlėkė į tą pusę. Bet šiaip kas yra faina, tai visas personalas. Tarsi, viena turistė pametė telefoną, nu kaip pametė, atėmė, žinai. Ir jau dabar 4 net atvažiuoja. Kaip stebi. Eik tu savo, tobula. Žiūrėk, matau kepurę kažkieno jau nugveliu. Žodžiu, gerai, kad aš nieko nepasiėmiau. Eik tu savo. Žiūri. Palauk, čia kepurė ir ten dar kitoj pusėje kažkas. Jo, čia skrybėlė išsuka. Gerulis. Bet tu pažiūrėk, koks vaizdas. Vaizdas nelenkoks. Aš girdžiu, ten net garsus leidžia. Jaučiu ten. Bando visais būdais. Nėra taip paprasta. O jeigu turi daiktą, tuo labiau, kad daug, žinai, viena kitą gali, žinai, pasaugot, o kitas prilėkti ten, ką jau ten duoda. Got it? Yeah. Atgavo telefoną, tai vis dėlto operacija buvo sėkminga, bet dabar kėsinasi į mano. Šitas labai ramus. Šiek šitas, bet dantis rodo. Visi jie kaip personažai. Tu pažiūrėk, kas čia vyksta. Kas čia vyksta, knitinėjimai. Einam gerai, greitai? Einam, šitas didelis. Ir svarbu viskai, aš biškai vis atkreipsiu dėmesį toks jų, kad jeigu kartais ką, kad negalvotų, kad jie... Einam. Aš tikrai bijau, man tikrai buvo žiauriai nejauku. Tu pažiūrėk, kas per 2 mažiukai 2. Čia šimtais. Matau. Dabar jau čia, žinai, kai mažiau jau tai jaukiau, bet jau ten, kas darėsi. Dabar rašė, kad čia yra kažkur baltos beždžionės, bet jos turbūt gal net uždarytos, matai. Aha, kita yra, kita. Bet kaip žinai, kaip zoologijos sode. Jo, bet vienos išorėje, gal nežinau, atvarė kaip drauglės, o kitos viduj. Labai įdomu. Ir balta beždžionė. Eik tu savo. Bet ji panašu, kad ta pati rūšis, bet žinai, kaip yra ten. Albinosai? Jo, man toks jausmas. Šitas nori, atrodo, kad išleisti, žinai. Eik tu savo. Bet ten tokia viena įsimaišius, atrodo. Matai, kur net kitą pusę. Lipus gal irgi, ne? Kažkaip pavyko matyti ją įeiti. Ne, šaryšalėlis geras. Čia sakai, paigom kažkokiam? Na, kažkai jo, žinai, ten šventi savo visiems šventiesiems. Čia labai įdomu. Dar paeisim į kitą pusę, nes matom, kad žmonės irgi eina, tai irgi panašus, atrodo, principas kelio tiesiog į kitą pusę. Tai realiai čia pasivaikščiojimai, vien tik tai galima atvykti gražiam su peizažu. Ir čia ta patogiausia vieta, jeigu norite pirkti jau naują telefoną, tai čia kaip tik padės jums apsispręsti, ar tikrai reikia. Dažniausiai. Pagreitinsi reikalus visus. Jo.
pasimkite tuos daiktus, kuriuos planuojate keisti. Norite, bet nedrįstate keisti dar vis atidėliojate. Man toks jausmas, kad šitam krašte mažiau tų beždžionių, tai saugesnis Aha. toks variantas. Nors atrodo žmonių kaip tik daugiau, žinai. Tai gal ir yra dėl to daugiau. Bet Vėliai gal tokie. žmonės jau eina, bet atrodo juos turi varyti ten, kur yra žmonių daug, žinai, ten yra iš ko atiminėti. O kai nėra iš ko atiminėti, tai ko? Ir mes labai gerų laikų atvykom. Iš pačio ankstaus ryto, nuo 7 čia atsidaro, tai dar net nebuvo žmonių. Dabar realiai jau baiginėjom savo maršrutą ir jau matom dabar tik tai, kad žmonių prisirinkinėja. Prisirenka. Šiaip ten, man bent jau tas kažkaip Gražiau. kraštas gražiau, nes tos bangos daug Jo. gražiau to lygiai eina. Aišku, galim skusti, šitas irgi kraštas fainas. Bet kai jau turi lyginti su kuo. Bet ten tikrai superinis buvo ir gėlytės žydėjo. Ir biškai adrenaliną savo sakėlėm su beždžionėm. Ką tik atvarėm prie Uluvato paplūdimio ir žiūrim. Tiesiog beždžionė katinu rūpinasi. Aš tikiuosi, kad rūpinasi nekankina. Tokią vaizdą retai pamatys, bet vargšas kačiukas tikrai atrodo, jis toks biškai labai Prispaustas. sekęs. Ir nešasi katinu. Einasi. Bet kaip maža, bet atrodo kaip man, vaikiuką, kaip gali būt, beždžioniuką. kad galvoju, jo. Einam, gerai, mes jau nesikišim iš tas Jo. reikalus. Deja, mes negelbėsim dabar katinų. Dabar tai mes einam tokiais keliukais jau kurį laiką į paplūdimį. Dar iš pat pradžių galvom, ar mes čia tikrai į paplūdimį einam. Bet paskui pamatėm, kad tai yra ženklas. Kad einam gerą linkme. Ir kaip fainai. Ir čia tokių fainų, jaukių, daug kavinių matosi. Yra toks vaibelis man. Ne, šiaip vadinasi Lateraca šitas. Nes ten rašė, kad tai geriausias įvertintas ir ten panašiai. Bet kaip gerai atrodo, vau. Ir šiaip jie labai čia patogiai įsikūrė, tai visi turi praeiti, kas nori į paplūdimį, pamato fainą kavinę gal arba į priekį, arba atgal tikrai. Taip, iš karto paperka. Geras, Dar geras. padarė užrašus, kad geriausia temas ne 23 metų ar ten Aš kažkas suprantu. tokio, žinai. Kaip neužsukti. Aha, įdomiai čia mes keliais į paplūdimį einam, bet varom paskui visus užrašus. Ir gal pasieksim kelią. O kai tik žmonės Ruošia. Ja, burlintis, vaškuoja, tepa. Va, įsiskyrė mūsų keliai su Gabrielė. Vėlė pasirinko viršutinį kelią, aš eisiu į apačią, šiaip labai fainas čia toks praėjimas, akmenuotas, tik reikia labai atsargiai eiti ir nepaslysti. Nes laiptai tokie status. Įveikė ir Gabrielė. Jie geras, kaip kietai. Žiauriai gražiai atrodo. Kaip bangos dar varo, ekisa. Ir dar surfino žmonės visi iš ten. Geras. Kas VSPF-ais visiškai veidą pilnai. Žinai, kaip įsitepę. ten jo galima nudegti. Aišku, šitą paplūdimį daug nematysim, bet labai graži vieta. Tikrai labai. Leist. Galima, kad ir ant... Čia, kažin, galima gal pasilipti. Gal nelabai, čia labai aštru. Visumai tai žiauriai kietai. Čia, aišku, čia kavinė yra, bet taip kietai. Ja, ir galima čia pasižiūrėti, kaip kiti surfina. Davai, Delfi varum. Jo, kokios kavytės tai galėsim sukti. Va, einam pažiūrėti. Hello. Gal čia neatsėdam? Norėjau kavytės? Davai, išgeriam, fainai, atrodo vaizdas. Nu, davai, pasiėm. Tikrai. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. Bet čia visiškai yra kitokia atmosfera, negu buvo toj Kutoj. Ir labai fainos tas parduotuvytės, daug banglenčių. Viskas, žodžiu, taip autentiškai, labai paplūdimiškai. Ir, žodžiu, man žiauriai čia fainas jausmas.
ir labai labai daug laiptų čia. Visur realiai va šitaip reikia lipti. Jeigu norit gražesnės figūros, tai varykit į Uluwatu beach. Aišku, ar vienos dienos užteks, tai pamatysime kitose storiuose. Nu ką, Uluwatu paplūdimio ledai. Šiaip nėra pigios, tikrai kainos ir su Gabriele pakalbėjom. Du, čia vadinasi, ta vidutinė porcija kainuoja apie 3 eurus, 2,84 man atrodo. Tai pasiėmiau cheesecake'ą su mango, norėjau vieno gaivaus, tokio vaisio, o kito tokio riebesnio savo mėgstamą skonį cheesecake'o. Tai pradėkime nuo cheesecake'o. Žiauriai geras. Žiauriai geras. Ir mango. Ir cheesecake'as šį kartą geriau. Nes mango dažnai irgi, kai Italijoje ragavęs, tai tie vaisių skoniai būna dar daug išraiškingesni ir tokie natūralesni. Čia mangas toks keista, nors atrodo balės vaisių irgi sala. Bet užgoštas šiek skonis, o cheesecake'as žiauriai geras. Ne. Ką mes keliaujame pavalgyti, pietų pertrauką, Gabrielė užsiminė, kad Bali ir šiaip Indonezijai populiarūs yra tokie varung vietiniai, aš dar pasigūglinau, tai yra kaip maži restoranėliai, kur galima pigiai pavalgyti to tradicinio maisto, tai keliaujam kaip tik įsibandyti. Nice! Va, vietiniai sako, nice! Ir čia vienoje vietoje ir važiuoja, ir eina visi. Jo, reikia ir ant stebėti. šaligatvių. Fainai, kad einant valgyt galima ir visokių šventiklėlių, balių pamatyti ir tokių vietinių vaizdų. Nes tiesą sakant, mes neįsivaizduojam, kur praeisim, kokiais takeliais, tiesiog matom, kas Google žemėlapyje yra. Tai labai fainai taip susipažinti su miestu einant pavalgyti. Šiaip taip atrodo tie varungai, mažos, tiesiog, kaip sako, šeimos ten verslo ar ten panašiai pirkios, kur tikrai galima pigiai maisto paragauti ir matot autentiniai patiekalai. Hello. Yes. Ką matau, už stulpo steklėse, kaip tai užrašas Varung Indonezija, mūsų šita vieta. Štai ji, šiaip nėra tokia mažiukė, kaip aš įsivaizdavau, aš galvoju, kad irgi bus ten porą staliukų, visai rimtesnis Varungo variantas, tai einam prisėsim, surasim vietelę, atėjom atsisėsti prie staliuko, pasakė, kad galima net meniu rinktis ir iš čia vietoje paruoštų meniu. Tokia atrodo kaip jų vietinė, nežinau, čia valgykla būtų, kur galima įsirinkti variantus. Šiaip visai įdomesnis variantas. Tai gal klausimas, ar kiekvienas patiekalas turi savo kainą, kas greičiausiai yra, ar tiesiog sumoki kažkokią kainą ir gali išragauti, ką nori. Nu ką, atkeliavo mūsų patiekalai, tai pradėsiu pristatyti nuo mie goreng ayam. Tai čia vėlgi vienas populiariausių indonezietiškų patiekalų. Ir pagrindiniai ingredientai yra keptas kiaušinis, kuris uždėtamas ant viršus, vėlgi. Apačioje yra, galiu net pakelti, makaronai, kas jau yra šiek tiek kitaip, nes vis ryžiai. Ir vėl labai paprastai, agurkiukas ir krevečių čipsai, kurie man kuo toliau, tuo labiau patinka, nes čia matau visiškai tokia tradicija, net kai ir pusryčių matom, kad meniu viešbučio visi pradeda vos ne nuo tų krevečių traškučių, po to jau valgo visus kitus patiekalus. Gerai. Ragaujam. Visada toks kauburėlis padaromas, kūgelis. Kaip gerai šitie nudelsai. Bliam, kaip gerai. Šiaip tiesą sakant, galvoju, bus jie visiškai labai paprastai, gal šiek tiek geriau negu užpiltinių striukų makaronai, bet čia yra žiauriai gerai. Nes matosi padažiukas kažkoks labai suoliem, lengvas padarytas. Ir, aišku, čia nelabai matosi, gal kažkur giliau. Tai yra vėl plėšyta kiauliena, kuri man šiaip labai patinka. Parauju į kiaušinio, aišku, čia bus kiaušinių dažniausiai kažko specialiai nedaro, tiesiog paprastas keptas kiaušinis. Nu ir mūsų krevečių čipsai. Žiauriai gerai. Ir labai keista, aišku, prie tokio makaronų ir kiaušinio ragauti krevečių čipsus. Jie man čia pritinka, jie dar tokį saldumą turi, kas labai gerai. Papildomai dar pasiėmiau apelsinų sulčių. Šiaip skanios, aš galvojau, Gabrielė irgi ragavo, kad bus labai stipriai skiestos, vos gal lengvai skiestos,
ir turi tokį saldumą. Tai gali būti tikrai, kad čia tokių kaip mandarininių apelsinų skonis. Kainos tai stebina, nes mano mygo renga jam kainuoja vos €1,5 euro, apelsinų sultis euras, žiauriai gerai. Aš tokį patiekalą galėčiau kasdien tikrai ragauti ir matosi, kad šita vieta tikrai labai tvarkinga, matosi, kad ir tų pačių turistų renkasi, tai galim būti rami, kad turbūt su higiena čia viskas yra ok, tuo labiau, kad žiūrėjom, net ir kameros įdėtos ir netgi galim banko kortelę atsiskaityti, kas irgi šiaip pagirtina, nes galvoju, tokias vietas tikrai ne. O antrasis yra nasi kare special, tai vėlgi matom iš karto yra ryžių, toks tik jau ne kugelis, bet toks kaip, nežinau, čia kaip kepurės forma, satai iešmeliai. Čia, man atrodo, su tokiu kaip pomidoriniu padažu, atskirai vėlgi kaip satai naktiniam festivaliui turėtas riešutų sviestas, agurkai, kiaušinis taip slaisais pjaustytas ir tie patys krevečių čipsai. Gerai, pradėkime nuo ryžių. Ryžiai, man atrodo, yra tokie kaip kari, bent jau, kaip pamenu, rašė. Gerai, sudėkim šiek tiek. Nu, šitas jau, kaip pasakyti, šiek tiek brangesnis variantas, 2 eurai, aišku, irgi labai juokingas kainas. Matėsi, kad toks jau šiek tiek prabangesnis variantas, daugiau skirtingų pasirinkimų, labai skanus. Tai vėlgi, dabar jeigu reiktų rinktis ar iš to, jeigu norėčiau paprastumo, imčiau Mego Reng, šitas yra daugiau skirtingų tų skonių, bet man šiaip turbūt pasakyčiau, kad abudu to lygiai patinka ir turbūt rinkčiausi, jeigu taip kitą dieną ateičiau, vieną imčiau, kitą dieną kitą. Labai gerai. Kodėl neparagavai dar iešmelių? Nes kol kas dar mėgaujasi ryžiais. Laikas iešmeliam. Taip, tai iešmeliai. Mištienų tokiu šiaip pakankamai kietokam, toks pomidorų padažiukas. Kadangi visai neseniai buvom Singapūrė, ragavom tuos night marketo satais, kurie buvo geriausi apskritai, ką esam ragavę. Tai čia toli gražu. Bet bendrai visai skanus. Kiaušinis. Lygiai tas pats tiesiog supjaustytas ir aišku, krevečių čipsai pasisaldina. Geras patiekas, užskaityta vieta. Labai gerai ir žinant, kad tokios kainos nuo 1,5 iki 2 eurų patiekalai pas mus žiauriai gerai.